Būkite budrus, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Šie Jėzaus žodžiai nėra tik įspėjimas, bet yra ir kvietimas man ir tau. Kvietimas gyventi sąmoningai, budriai, su atvira širdimi Dievo valiai. Budėjimas nėra pasyvus laukimas, kaip esame pripratę. Tai kasdienis pasirinkimas gyventi tiesoje, gėrėje ir meilėje. Tai gebėjimas atpažinti Dievo veikimą paprastuose momentuose, žmonių veiduose, jausmuose, net ir sunkumuose. Budėti reiškia gyventi su tikėjimu ir nuolankumu, pasitikint, kad Dievas veda ir veikia tavo gyvenime. Jėzus nesako mums bijoti, jis sako, jūsų viešpats jau yra arti, jis yra tau artimas, mylintis, atidavęs gyvybę už mus, už mane ir už tave. Todėl budėjimas tai ne baimė, o viltis. Tai džiaugsmingas laukimas susitikimo su Kristumi, su Jėzumi, tavo kasdienybėje. Tai kasdienė malda. Ateik viešpatie į mano gyvenimą. Ir ar aš šiandien gyvenu taip, tarsi galėčiau pasitikti Jėzų jau dabar? Tegul šis klausimas lydi mus šiandieną. Palaimintos jums dienos ir gero apmąstymo.